Sveiki visi, čia Pyromanik iš Champions LT ir šiandien apžiūrinėsime žaidimą Bloodline Champions. Prie manęs prisideda vienas Champions LT gamerių Tikėjai. Sveiki, mes ir vėl su Pyromanik kartu darysim žaidimo pristatymą. Apžiūrą. First look. Tai gerai, Bloodline Champions yra MOBA, bet taip grinai ir yra MOBA, ta prasme arena. Nes čia visas žaidimas vyksta grinai kaip PvP, nėra jokių minionsų, nėra nieko, tiesiog jūs kovojate ten 1-1, 3-3, 5-5 netgi galima. Tiesiog komandose yra 3 žaidimo režimai, paprasta arena, kur jūs tiesiog mušatės, Conquestas, kur praktiškai Capture the... King of the Hill, tai tiesiog vieną zoną kokią reikia valdyti. Ir po to yra kitas režimas, kuris yra kaip Capture the Flag, tiesiog paimat artefaktą, jį nunešat kur nors ir gaunat taškų. O pradėjus žaidimą, iš karto įmetama į tutorialą, kur parodomi basic movements ir tada duoda pasimėginti su visom klasėm. Tai yra healerio rolė, tanko ir damage dealerio rolę ir iškart po to gaunat unlockintis tą vieną bloodline'ą, tai čia yra tie čempionai ir dar darant keletą questų, tai vininant po kiekvieną ten tą game'ą ir pakėlus 5 levelį gaunamas dar vienas. Tai o kitaip, taip jos gauti tai yra nesąmonė. Nes vienas Mes tuoj parodysim, kodėl. Štai einam į marketplace'ą, browse items ir, pavyzdžiui, bloodlines. Ir va, galite pirkti už fun... Čia yra visos bloodlines, tai kitaip sakoma, jūsų žaidėjai. Jūs galite pirkti už Funcom points, kuriuos jūs perkate už tikrus pinigus, arba už blood coins, kuriuos jūs gaunate žaisdami. Ir iš tikrųjų, kai mes pradėjom šitą žaisti ir šitą pamatėm, netgi graudu pasidarėm ir ėjom į kompą paverkti. Nu, atskirai ta prasme, nam kampe netilptume. Nes po 10 000 tai mums atrodo iš tikrųjų labai daug. Palyginus, kad už mečą galima gauti, man atrodo, kažkas tokio tik iki 200. Tai paskaičiuokit jūs. Minimum kokią 50 žaidimų. Na čia mes tokią teoriją išvedėm. Jo, ir dar jeigu norėtumėt skiną nusipirkti, tai dar mažiausiai 10-20 štukų pinigų. Tai va, yra, pavyzdžiui, Bloodline items, pavyzdžiui, pasiimam Stalkerę. Overly Tactical Friend. Stalker. Galite pirkti kokius nors skinus jai, kad va, atrodytų kaip nors tinkėčiau. Bet aišku, gali kainuoti, va, kaip dabar rodau, brangiau negu pats Bloodline'as. Po to galite pirkti ginklus. Tiesiog parodytot žmonėms, kad jūs ilgiau nolaifinat prie šitą žaidimą negu bet koks kitas žmogus. Jo, ir jie tik kosmetiniai. Emotai dar yra, bet nelabai jos kas naudoja. Taigi, kodėl mes pagalvojom pasiimti šį žaidimą, išbandyti? Dar gali paskaityti iš interneto? Galiu, su malonumu, pacituosiu. Experience intense adrenaline-fueled multiplayer battles with thousands of other players. Short matches ensure you will never get stuck in a long drawn-out game. Great for quick burst of fun. Čia vienas iš kokių 10 pointų. Ir ką mes sužinojom pažaidę šitą žaidimą? Kad žaidimas labai priklauso nuo tiesiog skonio reikalas yra. Adrenalino mums jis nesukėlė. Nesukėlė adrenalino. Nesukėlė susijaudinimo, nesukėlė jokių jausmų. Nu kaip jokių sėdėjom kampe ir verkėm. Tai buvo grynas liūdesys. Ir kokių? Kodėl? Tai tiesiog jeigu jūs žaidžiat, aišku, to veiksmo čia yra daugiau negu ten kokioj Dotoj arba LoL'e. Bet esmė yra ta, kad kažkaip tiesiog neužkabina. Nežinau, arba mus tiesiog, arba kažko trūksta. Net patys negalim tiesiog uždėti pirštą ant to dalyko, ko čia trūksta. Čia galima pačiam savai draugus pasikviesti. Jo, tas kiet.
Tai va, jeigu jūs čia tiesiog pralošėt, tai arba grinai, arba jūs feilinat ir po to eikit paverkt po stalu, jeigu telpat. Arba eikit į kampą, kaip mes darom. Jo, nes aš po stalu netelpu. Tai žaidimas yra grinai skill-based. Ta prasme, čia statusai yra grinai tik ant jūsų tų bloodline'ų. Tai jau, pavyzdžiui, va yra Stalker, nu tai 1800 gyvybių, recovery health'as, greitis, čia dydė žaidėjo irgi priklauso nuo jo, nes, pavyzdžiui, tankai yra didesni. Bet, ta prasme, statusų jūs niekaip nepasikelsit, tiesiog viskas priklauso, kaip jūs mokate su savo žaidėjų žaisti ir jeigu nemokat, nu tai jau pats kaltas. Tai pabandom gal pažaisti kokį nors. Tai va yra turnyro režimas, kurį nuo aukštesnio lygio įleidžia private gamai, tai čia ir taip visiems aišku, kas ten vyksta. Tiesiog susikuriat, ką norit, galit su draugu pažaisti, ten kokie savo režimo galit susigalvoti po to teams, tai galit susikurti savo komandą ir standard gamai. Tai apie žaidimo režimus jau pakalbėjau, štai yra treniruotė, single playeris, prieš botus beje galima žaisti. Ir ką mes turbūt keliaujam į areną. Tai tu pirmą mane į partį pakviesk. Tai aš taip ir padarais. Viršui atsirado. O, fantastika. Gerai, pasirčinam. Beje, žaidimai yra voice communicationas, jeigu sudomina ką nors. Ir jisai labai erzina, Jo, nes girdis ūžia faktiškai šnipštimas. Taip, nu tai ką, teks palaukti kai kurių vieno žaidėjo, iš tikrųjų tik teks laukti. Gerai. O, ganėtinai čia greit. Tai taip, žaidimo grafika gal ir yra graži, bet žaidėjai bent jau mums nėra gražus. Liūdni. Ta prasme, yra ten kažkoks Bloodlordas ar kas ten toks ir kažkoks tiesiog storas bičas su kraujo kažkas. Storas. Nestami, bet po to yra, tarkim, koksai, pavyzdžiui, čia aš net nežinau, kas čia yra, Igniteris. Nu, tiesiog, Ką tu imsi? nu, tą patį, kaip Riverį. Aš tai vėl ką nors pasiimsiu random. Va, gerai, bus Tiesiog, gana. jeigu jūs norit gražios žaidėjų išvaizdos, eikit į Dota arba į LoL'ą, bet aišku, čia biški kitoks žaidimas. Arba į Smite'ą. Arba į Smite. O čia tai... O, dar turiu laiko skillus pasiskaityti. Taip, skillų yra iš tikrųjų labai daug. Jie yra priskirti, tiesiog jūs vaikštot su savo WASD mygtukais. Skillai leidžiasi su jūsų dešiniu ir kairiu klavišu pelės. Po to yra skillai su Q, E, R, F mygtukais. Dar alternatyvos yra, kad kai kuriuos galima pakeisti į X, Z ir C. Po to galit healintis. Ten kiekvienas žaidėjas turi savo healą su F1. Galit prikelt žaidėjų metu su F2. Bet čia faktiškai neįmanoma. Taip, nes, nu kaip sakėm, pilna veiksmo žaidime, tai tiesiog per ilgai tai vyksta. Pasigydyt dar spėsit, bet prikelt tai nelabai, nes tai užima labai daug laiko ir jūs tiesiog pagaunam. Manau, gausim į kuprą. Neperšokęs grioviau, neatsakyk, op. Op. Opa. Čia pas mane po stalu gravys yra. Nu, žiūrės. Žiūrėk, jau čia kažkas buvo nusipirkęs apačioj, matei prie tų trinketų. Jo, medalionai kažkokie. Kodėl aš kaip idiotas atrodau vienintelis? Tai čia visi taip atrodo. O, žiūrėk, tas su kažkokiais čia Gladiatoriai. šūtais iš šonas, tai gerai atrodo. Nors ne, ką čia juokaujam, gerai neatrodo. Ta prasme, pati žaidimo išvaizda tai gera, bet ant žaidėjų tai galėjo jie labiau pasistengti. Tiesiog negražu akiai kažkaip. Ką aš čia paspaudžiau? Ai, Šaudyk. tu šaudai. Aš negaliu. O, iš čia man nieko nedaro. O, ramiai. Gauna į galvą. Nu va, dabar healinuosi, pavyzdžiui. Tai kai jie ten tau duoda pasihylint? Nu aš tiesiog kampe stoviu ir healinuosi. Aš ir dabar einu pasihylint. 10 sekundžių healas trunka. Šitas mačas iš tikro kažkoks lėtas. Nu
tai kad visi į kampą sulinda. Šiaip matosi, kad toks greitesnės eigos. Oi, vėl čia šį savo šaudžiu. Grinai skillshotų, kaip ir per smite, reikia išvenginėti. Pavyzdžiui, kertam šitam. Arba bėgam. Ta prasme čia. Wow, ne į tą pusę nušokau. Tame šiandien, man atrodo, iš garsą per aukštai pakilt palikęs. Duok jiem į galvą. Tai Arba ką ne. čia vien, žinai. Bent vieną iškirtau. O taip. Tikėjai siaučia. Nu va, yra atrinkę tai Sergeant's Finest, Meteor Shard, ką jie čia duoda, dar neįsiaiškinom. Nes čia nelabai review kiek First Lookas. Šiaip žaisti vienam, kaip ir bet kokį kitą, ką tu čia šokinėjai. Aš nesuprantu to skilo. Meta random kažką. Šiaip su draugais yra žaisti daug įdomiau, ta prasme, ir šiaip produktyviau, nes galima susitart, kas ką daro. Nu, Ir kaip mes čia, pavyzdžiui, prisijokėm žaisdami. Ačiū už garso efektus. No problem. Reikia atsihilint biškį. Pau. Piu, piu. O, čia mūsiškis to išsilenks vienas. O, šovė vapšiai kitą pusę, ne aš nusitaikęs buvau. O, kur mano HP dingo? Aš jau ulti norėjau paleisti. Ei, blinai. Kaip matot, čia mus domineitina baisiai. Čia tas trečias žmogus nemoka žaisti. Jo, grinai. Girtas turbūt. Jo, girtas darbo vietoj, bauda 10 lit. Oi, tas monopolis. Smagus laikai būdavo. Gerai būtų gautas 10 litų ant lolas kino nusipirkčiau. Dornas, tu geriau alaus. Nu, kiekvienam savo. Žie! Vieną nukilinam, žie! O, čiam! Griebk. Valgysim viskas. Всё, opa. O taip reikia. O taip, jo. Pagaliau įsičiūchino. 10 litų susimokėjo, atsigavo. Žie, 3 kilai mano, opa! Ir žaidimas vyksta iki 3 vinų. Arba šiaip galima pasirinkti, kiek norit. Bet aišku, kai kas tam žaidimą kuriat. Ko tu čia atsilikėlis? Tai aš vėl netyčia paspaudžiau ne tą knopkę. Dabar reikia prisimint, ką mes gerai darėm praeitą kartą. Nežinau, aš tai beleką spaudaliojau ir viskas. Pro gameris. Jep. Čia kaip senais gerais Vovo laikais. Su paladinu. Galvą padedant. Iš to face rollinė. Padedi ir... Jo. Šio bumerangus mėtų. Koks kietas. Kas šį mane šaudo? Viskas, tu privalai laimėti. Jo, lengvai. O, ką tu nubas, eik verkt po stalu dabar. Tu nespėjau ulti iššaudyt, būčiau bent vieną. Call team wins. Tai va, yra lygis. Va dabar, pavyzdžiui, gavom tų Bloodcoinų 150, aš, pavyzdžiui, 156, nu tai... Širgi. Ką žinau. Nu, Pudna. Pagalvojus, kiek čia pala 10 tūkstančių yra 10, 3, 0, 4, 0, nu tai čia... Eik tu savo, kiek čia reikia daug sulošti žaidimų. Matematika užsiminėsi. Jo. Nu tai, žodžiu, labai daug žaidimų reikia sulošti, jeigu nori čia ką nors atrakinti. Šiaip, gal ir visai nieko žaidimas, tik tai, kaip sakėm, skonio reikalas ir man sutikė, jis nelipo. Nu mes tai juokiamės visose geimuose, kur dviese žaidžiam, tai čia tiesiog toks bendras troll. Tai, aišku, žaiskit, parekomenduojama, kaip ir kiekvieną žaidimą žaisti su draugais. Galite išbandyti, atsisiųsti. Žaidimas tikrai nėra didelis, nereikalauja daug ten visokių kompiuterio specifikacijos reikalavimų. Pasiapdeitina greitai, nors jis... O jis jau čia, šiaip nepamenu dabar, senas ar nelabai? Man rodos senas jis jau. Kokį porą metų. Tai va, tikrai gali būti
e-sportas galėtų būti, jeigu surastų va būtent tą kažką, kas nelimpa žaidėjams. Nes jaučiu, tiesiog aš ir turiu draugų, kuriems nelabai patiko šis žaidimas. Ir irgi negalėjo pasakyti, nu, pavyzdžiui, tave. Ir kad irgi negalėjo pasakyti dėl ko. Šiaip žaidimas gal ir geras, tai galite išbandyti. Saitas, iš kur galite atsisiųsti, bus parodytas description'e video. Ir ką, aš Pyromanik. Ir aš Tikėjai. Mes iš Champions LT ir mes esam gaminimas. Viso. Davai. Su savo turtais ir turtais baig. Kava ir brandis. Čia į bluferius galima dėti kavą. Yra tokas mano. Niekaip nesustoja, aš minu į priekį ir dainas dainuoju.